darželio atsiradimo istorija prasidėjo labai paprastai. Kadangi patys esame vegetarai ir vaikai yra vegetarai, taip ir atsirado mintis ir širdyje, ir mano galvoje, kad norėtųsi sukurti tokią ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kurią galėtų lankyti ir vegetarų vaikai. Norėjosi sukurti tokią erdvę, kad kiekvienas vaikas, kuris būtų mūsų darželėje, augtų savo tempu, jis būtų gerbiamas, mylimas, globojamas, kad tas vaikas išmoktų save mylėti, save gerbti ir gerbti kitus žmones. Rūpintis gamta, rūpintis mūsų žeme, puoselėti mūsų senolių išmintį. Kiekvienas vaikas mums yra labai svarbus. Kiekvienas vaikas mums yra tarsi savas. Ir kartu kiekvienas vaikas yra labai savitas ir labai skirtingas. Todėl mūsų suaugusiųjų dirbančių šiame darželėje yra kaip ir tikslas dėti visas pastangas, kad kiekvienas vaikas būtų suprastas, būtų įvertintas ir būtų pastebėtas. Ir galiausiai, kad galėtumėm atskleisti kiekvieno vaiko individualias savybės. Kartais vieno vaiko savybės, kai kurias reikia truputį pastiprinti. Kartais kito vaiko reikia truputį užglaistyti. Ir mes visos dirbančios su vaikais tą stengiamės. Vaikai gerai leidžia dienas pas mus. Tie džiaugiasi, tie auga, tie stiprėja savo vidumi, jie atranda tai, jog dalintis žaislu yra gerokai smagiau nei kad atimti iš kito vaiko žaislą. Mums labai smagu žiūrėti, kaip auga ir stiprėja vaikų kūrybiškumas. Mums labai smagu žiūrėti, kaip vaikai laisvai patys improvizuoja žaidimus, laisvai kūrybiškai žaidžia. Mums labai smagu žiūrėti, kaip vaikai atrodo nei iš šio, nei iš to, išvirtusį medį paverčia lėktuvu, o kartais raketa, o kartais traukiniu. Mums yra labai gera, kai eidamas miške vaikas pasako: klausyk, girdi, gegutė kukuoja. Ir supranti, kad tai, ką mes stengiamės vaikams duoti, stengiamės papasakoti apie kaip gegutė kukuoja, kad jie tai priima, išgirsta ir geba patys tai įvertinti. Mums yra labai smagu, kad vaikai mokosi rūšiuoti antrinės žaliavas. Jie žino, kur pas mus dedamos komposto atliekos. Jie žino, kad reikia taupyti vandenį, kad reikia taupyti elektrą. Svarbiausia, jie jaučia, kad jie yra labai mylimi. Ir kartu jie labai atsidėkoja mums, kai pribėga ir pasako: Jūrate, aš taip tave myliu. Belieka tik tai apkabinti tokį vaiką ir pasakyti: ir aš tave labai myliu. Tai yra tikras gyvenimas. Tai yra tai, apie ką ir svajojau, kurdama šitą darželį. Ačiū visiems tėvams, tikėjusiems mumis.